Sveiki gerbėmieji. Manau, kad ši istorija padės mums visiems suprasti, kad kiekvienas mūsų galim tapti herojais. Sporte, darbe, kasdienybėje. Ir viskas priklauso nuo to, kiek patys to norėsime, kiek pasiryžę aukotis, kokius sprendimus priimsime, bei ko patys iš savęs tikėsimės. Ir manau, kad visur, kur mūsų nėra, atrodo lengviau, tai yra už tvoros, taip sakant, ir žolė žalesnė. O šios dienos pokalbį aš su didžiausiu malonumu jums, gerbėmieji, pristatau poną Viktorą Urboną. Tai raitelis, jojimo treneris, 1973 metais baigė Priekulės vidurinę mokyklą, Lietuvos konkūrų čempionas, Lietuvos rinktinės narys, dirbo Priekulės paukštininkystės tarybinėme tuo metu ūkyje treneriu, Lietuvos rinktinės treneris iki pat nepriklausomybės atkūrimo. Ir tarp jo auklėtinių visas būrys raitelių gynusių ne tik Priekulės, bet ir Lietuvos garbę įvairaus rango varžybose. Tai tokios garsios pavardės kaip Edmundas Klimovas, Pranas ir Rolandas Milkintai, Arvydas Jonušas, Rimantas Dyglys, Edgaras Banevičius ir kiti, kurių aš galbūt neprisimenu, gal Viktoras papildys. O 1983 metais Viktorui Urbonui buvo suteiktas nusipelniusio trenerio vardas. Gyvenimą sieti su žirgais Viktoras pradėjo dar vaikystėje ir žinoma čia, Priekulėje, kur dabar mes čia ir esame, pas trenerį Gentvainį ir jau po 4 metų skynė laurus sąjunginėse varžybose savo amžiaus grupėje. O atitarnavęs armijoje grįžo į Priekulę ir greitai pradėjo dirbti treneriu. Ten dirbo iki sporto mokyklos uždarymo, tai yra iki 1990 metų. Ir kaip prieš 60 mečius, taip ir dabar Viktoras Urbonas dirba su žirgais Priekulėje, tiesa, jau savo ūkyje. Neapleido ir treniravimo, patirtį perduoda anūkui Justui Gabaliui. O Justo Gabalio žirginių sporto visuomeniai tikrai pristatyti nereikia, tikrai žinomas sportininkas, kuris pastaraisiais metais puikiai startuoja įvairiausiose konkūrų varžybose. Ir tikrai prisimename vieną iš pagrindinių jo žirgų, tokį kaip Cassander Z, su kuriuo ne 2 metus iš eilės, tai yra 2017 ir 2018 metais, jie iškovojo žiemos čempiono titulus. Ir tais pačiais metais, 2018-aisiais, komandinis čempionato auksas taip pat papuošė Justo krūtinę. Ir Justas apie save dar žinoma papasakos daug daugiau. Taigi, galbūt pradėsime nuo klausimėlių, bus paprasčiau bendrauti, ar ne? Viktorai, kokie žirgai labiausiai išlikę prisiminimuose iš jūsų sporto karjeros? Iš jaunystės nuo pat pradžios, jeigu taip paėmus, tai turbūt eilę metų startavau, kur su anglų grynakrauju veislės žirgu, jo vardas buvo Gudvudas. Čia buvo treneris Gentvainis, tada iš Dniepropetrovsko ar Labinsko žirgyno, kur buvo veisiami grynakraujai. Jisai buvo čia atvežtas. Buvo atvežta eilė arklių tada iš Rusijos tų žirgynų, kur sėkmingai startavo ir Dagoras grynakraujas, ir Lagografas, ir eilė kitų žirgų. Jie buvo centralizuotai pas mus į ūkį, kiek aš atsimenu, vežami su vagonais. Priekulėje jie būdavo iškraunami ir jie paskui būdavo paskirstomi. Net tokie kaip geri ar žilai grynakraujai stovėdavo ir Nemuno žirgyne, kaip Rozmarinas, kur iš mūsų buvo išjodinėjimo, kur Bašinskaitė jodavo, Bekaras ir buvo tų žirgų, kur išėję iškeliaudavo po Lietuvą. O jūs prisimenat savo žirgą Deimantą? Prisimenu, labai gerai. Prisimenu, aš su juo tapau ir Lietuvos čempionu, bet buvo su juo tokia, labai išsiskirimas toks buvo, labai toks liūdnas su juo. Būdavo varžybos kiekvieną metą organizuojamos, vadinamos Sabontujus. Kaip čia taip į lietuvių kalbą? Susibėgimas. Susibėgimas, kur vykdavo visų 15 respublikų. Ten ir
ir tos vadinamos ir trojkės, ir žaidimai, ir Azijos visų šalių, visi žaidimai, lenktynės, lygiosios. Bet vykdavo čia Lietuvoje? Ne, čia ne Lietuvoje. Mes tada buvom Frunzėje Azijoje. 76 Frunzėje, 77 Taškente buvom. Ir grįžtant jisai 16 parų vagone važiavo ir jisai susirgo plaučių uždegimu. Ir kai grįžęs jisai dar klinikose buvo, bet iš klinikų mes jo nebeparsivežėme. O tokius žirgus kaip Inkarą, Pelikaną? Labai gerai atsimenu. Atsimenat? Jo, atsimenu, Inkaras buvo labai geras žirgas. Gaila, kad aš su juo sėkmingai startavau ir tuometiniai mus paimdavo kauniškiai, nes tegu jie neįsižeidžia, jie tuo metu neturėjo gerų konkurinių žirgų, tai Mažeiką ir mane, jie suorganizuodavo keliones ir mus pasimdavo tai į Lenkiją, tai į Vengriją, mes išvažiuodavom startuoti, kaip ir už juos. Tai Inkaras buvo labai paklusnus, labai gerai išjodinėtas, buvo geras žirgas. Ir sakau, kai išėjau į armiją 72 metais, jis matyt čia pakliuvo ne į geras rankas, pasiliko nusimėtė ir jisai buvo sugadintas, kai grįžau iš armijos, jisai kirtosi, nebėjo. O Pelikanas? Pelikanas buvo Zigmo Gentvainio trenerio atvežtas iš Lenkijos. Su juo aš daug startavau. Ir Kijeve startavau varžybose 68 metais, dar tada tos Tarybų Sąjungos žirginio sporto federacijos prezidentas buvo Budionas. Budionas tėvas, ne sūnus, paskui perėmė sūnus Budionas. Čia maršalas Budionas kur buvo? Tai 68 metais dar Kijevo, aš turiu dar kažkur namuose, turbūt žmona yra dar padėjus. Tai dar 68 metais dar turiu tų diplomų vadinamų iš Kijevo su Budionu parašais. Kaip įdomu. Tai va, Pelikanas buvo atvežtas iš Lenkijos. Iš Lenkijos. Buvo nupirktas kaip eržilasi, bet pasirodo, jis nebuvo eržilas. Kumelį? Pastatas žirgas buvo. Su juo man teko daug pašokinėti su to Pelikanu irgi. Aš jį vadindavau tokiu kaip ir gitaristų biškį. Tarkšt, barkšt. Jo, jisai barkšt. Ar tu šoksi 1,50 m konkurus, ar tu šoksi 6 kliūčių konkurus. Šokdavo ir Minske Ratomkoje įėjimo bazėje 6 kliūčių konkurus. Mes su juo peršokdavom ir 1,80 m ir 1,90 m peršokdavom. Jeigu pasisekdavo, nenumes, bet šokdavo aukštį, nereaguodavo, šokdavo aukštai, bet toks maršrutė turėsi tai metimuką, tai du, bet toks komandinis žirgas buvo labai garantuotas. Aš tada pats jauniausias, tarp kitko beveik ir startuodavau turbūt, mūsų, kaip sakant, jojimo sporto, toks buvo veteranas, legenda Prasauskas, su Sakalo arba su Gintaru šokdavo komandai Bronius Rukšėnas, ir aš toks kaip, vos ne kaip pacanas, tarp jų būdavau ir reikėdavo šokti 1,50 m, kaimo visusąjunginės, kaimo draugijų varžybos būdavo, taurė 1,52 m bitai. Taip pat toks žirgas, toks labai mielas. Vis tiek įsimintinas, jūs jį prisimenat ir jūs tai tikrai... Visus prisimenat. Nuo pat, kur kokiu turbūt 8 metų dar pas seserį Bangos laikraštį rajoniniam pamačiau nuotraukėlę, kur aš Gargžduose su tokiu žirgu šokau jau varžybėlėse. Jo žirgo vardas buvo Tarbaganas. Buvo išskirtinai gražus, iš Ukrainos atvežtas, nes pas mus vykdavo priepuoliai daug visusąjunginių varžybų. Tai Zigmas Gentvainis, mūsų treneris, su juo išvesdavo visą 15 respublikų komandas ir 2 miestų, Leningradas tada ir Maskvos, išvesdavo paradą. Vien tam, kad jisai gražus. Kad jisai gražus. Žirgas nebuvo labai gabus. Bet gražus. Išskirtinai gražus. Kur ir dabar. Tokį žirgą, jeigu kas turėtų, juodas buvo, aukštas, labai gražus. Justai, norėjau tavęs paklausti, o tavo žirgai kokie buvo ir kokie dabar yra patys artimiausi širdžiai? Tikriausiai niekam nepaslaptis, kad Kasandris čia top. Nes ne vien dėl pasiekimų, bet šiaip dėl charakterio būdo. Ego pas jį buvo ir yra tikriausiai ne ką mažesnis už gabumus. Tai nuostabus žirgas buvo. Tada iš jaunesnių dienų, tai Kanto.
draugas buvo pirmoji eilėj, ne tik partneris. O kaip Kanto likimas dabar? Kanto jis išvažiavo į Vokietiją, kokiais 15 gal. Tenai buvo pas merginą tokią, mylėjo, viskas tvarkoja, bet Levadai erkė, Laimo liga Ir mirė? jo, kaip čia kublių. O šiaip seki savo jo tų parduotų žirgų likimus? Jo, ne visų, tie, kurie jaunuose dienose parsiduoda, tai dažnai būna iš tikrųjų, kad kasdienybėj tu juos užmiršti. Bet Su kuriais dalyvavai, su kuriais kažką pasiekė, ar ne? dalyvavau, jo, visus pabandau per Google surasti rezultatus, ar jie dar yra, ar kur jie yra. Ir jo. O dabar artimiausias tavo širdžiai yra toksai, ar toks kaip Kasanderio, aišku, dar nedaugo turbūt ne vienas, ar ne? Dabar iš tikrųjų rotacija tų žirgų pakankamai didelė buvo pastaruosius kokius 5 metus, kur juos paruošė ir jie ankstyvam amžiui išeina. Tai, kad labai prisirišti prie kažkurio, aš matau potencialą žirguose, su kuriais dirbu, ar tenais, kuriuos prižiūriu. Bet kad taip įsikibęs vieno, vientisai, man yra ir motininių kumelių, kuriuom aš ten begalinę meilę jaučiu ir man jos labai patinka. Gal net labiau už tuos, ant kurių sėdi. Kaip miela, kaip malonu. O Viktorai, sakykit, dar norėjau paklausti, šnekėjom apie jūsų pergalės, apie jūsų šaukimus 1,50 m ir aukštesnius konkursus, o vis tiek kažkokia tai įsimintiniausia gal pergalė buvo, kuri iki šiol jums labai, labai yra svarbi. Na, aišku, jūs nelinkęs didžiuoti savo pergalėmis, nors sako, jog sėkmingi startai tokie kaip tarptautinėse varžybose Lenkijoje ir Vengrijoje paliko didžiulį įspūdį, kažkada jūs minėjote, bet vis tiek galbūt yra kažkokia tai pergalė, kuri vat, ir dabar, jūs kaip prisimenat, jums vat, sudreba, taip sakant, širdelį. Nu jo, kaip nekeista, galbūt iš tos jaunystės dar, 68 metų. Aš galvočiau, su pačiu žirgu, kur sakiau, Goodwoodas. Tai vis dėlto buvo labai toks, nu, kas buvo stipriausio iš jaunių, buvo į tą Tarybų Sąjungos čempionatą atvežti į Priekulę. Ir nugalėtojų konkūrė mane paskelbė 1,40 m buvo jaunių meistriškumo. Kiek jums tada metų buvo? 14 metų. Ir mane paskelbė nugalėtojų, bet paskui buvo parašytas protestas trigubai sistemoje, lygiagrečių, išeinama kartis ant laikiklio. Aukštėje. Aukštis. Buvau ant laikiklio viršaus stovėjo. Tai man nuskaitė metimą, išlikau antras. Toks Safonovas Saša laimėjo tą konkūrą. Tai gal toks atsiminė labiausiai, nes buvo masė žiūrovų, kur buvo visi dideli medžiai aplipę ant tribūnų stogų, tribūnos į Priekulę nėjo pravažiuoti. Tiesiog. Atsimenu labai gerai tada ir Simonaitytė rašytoja, ir tada buvo, man atrodo, ir Cedimbalas, Mongolijos prezidentas atvažiavęs. Mongolijos, man atrodo, Cedimbalas buvo. Jo, Mongolijos buvo. Ir Kosyginas buvo, užsienio reikalų. Nu, kažkaip tai tos varžybos įsiminė. Nes gal tarp savų sienų, tas labai didelis palaikymas, kad ten tiesiog lūžė tos visos tribūnos. Justai, o tau? Kas labiausiai, kurios varžybos va tokios prisimeni ir kaip smagu, kaip man gera, kaip... Šiaip faktas 17 metų Horstmarkete. Su Kasanderiu. Tarptautinės, jo. Tada tais pačiais metais 17 ir čempionatas žiemos, kur irgi įdomiai buvo. Ir pradžiai gūnę uždėjo Danieliui Gutkauskui. Paskui sakau, tai kaip čia gaunas tais taškais, kad čia kažkaip ne taip. 18 metų čempionatas buvo smagu su Petraičiais. Pasišpilkuota, ne? Nepasišpilkuota, kartu padarė. Ai, kartu komanda jūsų buvo? Šokom šlyse. Ir jūs komandinį Lietuvos čempionato auksą tada paėmėt, 18 metais. Tos tokios. Ir smagios, ir įsimintinos, ar ne?
O Viktorai, žiūrėkit, anksčiau tikrai nepaslaptis, kad buvo taip, kad jeigu treneris nekreipia dėmesio į sportininką, vadinasi, jis nemato reikalo tavęs treniruoti, nes arba tu nedirbi, ką sako treneris, arba tau paprasčiausiai Dievo neduota, irgi yra toks įsireiškimas, sako, nu va Dievo neduota tam raiteliui, ar ne? Vadinasi, reikia raiteliui stengtis, taip būtų daug sąžiningiau. Ir tais laikais toks trenerio poelgis šiandienai būtų vadinamas diskriminacija, o nūdienai dabar už pinigus, kenčiami visi, netgi tie, kurie nenori joti, bet tėvai nori. Kokia jūsų nuomonė šitų dviejų amžiaus tarpsnių? Tais laikais buvo, aš turiu omeny, jau kai prasidėjo. Ten nebuvo, kad kurie jau norėjo, jų buvo vaikų daug. Kaip nekeista, mergaičių visai nebuvo. Taip. Visai nebuvo. Ir kaip nekeista, net gal dabar nepatogu ir būtų tai pasakyti, aš kai pradėjau dirbti treneriu, aš neturėjau mergaičių, aš neimdavau mergaičių praktiškai. Diskriminacija? Bet gal buvo ir pateisinimas toksai šioks toks. Jų buvo, aš galiu ir dabar daug pavardžių pasakyti, kur buvo. Ir Leketaitė, ir Grušaitė buvo. Iš Gargždų jos čia mokėsi, važinėjo, bendrabuty gyveno. Ir buvo ir Dugniutė, ir Kvaukytė mokytoja, o čia dabar vokiečių kalbos. Dugniutė baigė paskui veterinarijos akademiją. Bet nebuvo daug tiek tų žirgų pas mus ūkio sekcijai, kad dabar tai yra prakatas vadinamas tas paslaugos. Pasijodinėjimas, kuo jų daugiau, jį balnuosa 3 ar 4 kartus, bet jis yra pasijodinėjimas. O tada tiek tų žirgų daug nebuvo, taip kad likdavo labiausiai. Bet jūs kaip treneris, kaip žinia, tiek jūs, manau, tiek priekuliškiai tikrai didžiuojasi, jog rinktinėje tais laikais iš 5 narių nuolat būdavo 3 iš priekulės. O ilgiausiai rinktinės gretose Lietuvos garbę gynė amžinatelis Edmundas Klimovas, visiems žinoma Zigmantas Šarka, abu įvykdė normatyvus ir gavė tarptautinės klasės sporto meistrų vardus. Taigi, ar Viktorai ir sutinkate, kad vis tik ta priekulė tai buvo žirginio sporto meka, kalvė? Tikrai pasakyčiau, kad buvo daug ir vaikų, tų sportininkų jau. Aš galvoju, kad buvo darbas visai kitaip pastatytas negu dabar. Buvo darbas visai kitaip pastatytas, tie vaikai, kur sportuodavo, jie sportuodavo, dabar kas turi savo žirgus, gali jodinėti jie kiek nori. Kas samdo treniruotės yra valanda skirta ir kiek čia viskas jau į piniginę išraišką sueina, o tada buvo treniruotė trukdavo ir 3 valandas, jeigu vasaros metu tai trukdavo 1,5–2 valandas, bet po pietinis būdavo dar žirgų maudymas, vasarą kiekvieną dieną lis nelis, jojimas miške, takais, net maratoniniai nujojimai kažkur tai toliau. Buvo visai žmonės, sportininkai kitaip ruošiami negu dabar. Nubalnojo, pabalnojo ir tokios nelabai ilgos treniruotės. Niekas, trikovinių kliūčių šokimas, minijoj plaukimas, braidymas, nelygiuose labai jojimas, miškuose per medžius. Sportininkai buvo, gal ir tai buvo tvirtesni. O jūs tai, o tu nuo kelių metų tu pradėjai jodinėti? Ar atsimeni? Ar senelis gal pasuflerus? Jodinėti ar sportuoti? Jodinėti, sakykim, kada atsisėdai? Senelis kada pasodino turbūt, ar ne? 3 metukų? Šitam kieme, tai ant tokios siga tokia kumelė buvo vardas, tokia kaip darbinė. Tai pirmi tie sėdimai buvo nuo kokių 3–4 metukų. O šiaip, kodėl jojimas, kodėl ne futbolas, baidaris, krepšinis, dar kažkas, kodėl jojimas? Ar senelis čia spaudė, užsimsi dabar, žinai ką jūs, tai užsimsi dabar žirginių sportų ir viskas? Ne, iš pradžių, tai iš tikrųjų, kai pradėjau eiti mokyklą, tai pradėjau eiti po mokyklos į muzikos mokyklą, smuiko pamokas, iki 3 klasės. Tada pasakiau, kad ne,
nu, smagu viskas, bet nepatinka. Ir kažkaip po biškį tą žirgyną pradėjau trintis. Tada paspaudė. Ai, tai biškai buvo toksai lengvas spustelėjimas. Jo. Nu, norint išmokti, jo reikia spausti. Norint išmokti, jo. Bet vis tiek vaikystėje tikriausiai prisimenam kiekvienas, rašydom rašinėlius, ten mūsų klausdavo, nu kuo tu užaugęs vaikeli nori būti, tai kuo tu norėjai būti užaugęs? Lakūnu, kosmonautu? Pas mane gal varijavo labai skirtingai, ten nežinau, kokioje 8 klasėje labai patiko viskas susijęs su optika, kai ten pradėjome fizikos pamokas. Tada jau atrodė, kad ten gal vienas ar kitas dalykas. Ir iš tikrųjų tas supratimas, kad čia, tai atėjo 20-21 metų, kad čia noriu būti. Tai ne paauglystėje vis tik tai visa tai buvo. Ne, labai plaukiau. Manau, dėl tos priežasties dažnai greičiausiai tai būna, kad jeigu tu augi aplinkoje, kur visada matai arklį, tas arklys galų gale visai savaime suprantamas dalykas patam. Nu taip. O žiūrėkit, Viktorai, vis tiek jūs ir anūką jauną treniravot ir daug jaunimo treniravot. O kaip vat su Justu dabar patviraukit? Ar Justas maištavo, kai buvo labai jaunas žmogus? Nu, tokių... Protestų kažkokių tai ultimatumų? Tokių ne. Tokių, nu, aišku, jis gal, dabar kaip pagalvoju, gal jis gaudavo biškai per didelį krūvį, kai vaikas buvo. Vis dėlto, kai reikėdavo, jeigu vaikui jot po 4 žirgus, tai, nu, yra daug, kur kai kurie nori, kai kur ką, nu, kitką padaryti. O jam čia ilgai reikėdavo būti. 4 arkliai dzin, toks normaliai yra. Nu, 4 arkliai nėra daug, bet dar yra ūkis. Dar reikėdavo jam vaikui ir kartais aš taip pavažiuoju, tas, dar reikėdavo pasišert, žirgus pašert. Ir taip, o visi tai futbolą spardo, tai ta, nu, vienu žodžiu, tai su mopedais važinėjasi, tai biški, gal ir man ir vienas centras, kur čia pas mus laikė žirgus, sako, kodėl tu tą vaiką taip spaudi. Nu, man atrodė, kad aš nespaudžiu pagal mūsų darbą, kaip mes anksčiau, kad dirbdom, tai čia atrodo viskas nėra daug. Čia, Viktorai, kaip toj lietuviškoj patarlė, lenk medį, kol jaunas, ar ne? Bet, Viktorai, visai prieš kelias sekundės mes kalbėjom apie merginas, ar ne? Kad merginoms reikėjo 100 kartų geriau įrodyti ir vad jūs ir pats sakėt, kad nelabai norėjau aš tų merginų imti. Ir kad treneris atkreiptų dėmesį, joms reikėdavo tikrai labai pasistengti. Bet dabar apsivertė kažkaip tai mūsų tas žirginio sportas visai kitaip. Berniukų šiame sporte beveik nėra. Kaip jūs galvojat, kodėl? Nu, aš ir pats galvoju kartais, kodėl. Atrodo, kur jie, nu... Prie kompiuterių sėdi? Turbūt, nežinau, tiesiog man sunku pasakyti. Jūs tai kaip tu galvoji? Galvoju, yra krūvo veiklų, kuriam reikia arba tenai mažiau biški pastangų. Ir šiaip tikriausiai visi reklaminiai dalykai, žaislai, ten visi poniukais, vienaragiai ir panašiai. Tai čia mergaičių svajonės, nuo mažiausiai vienaragiai ir vaivorykštis. Berniukų, tai galima... Bet iš tikrųjų tai įdomus klausimas ir jis toksai, neturiu atsakymą konkretaus, kodėl. Nu, pavyzdžiui, lygiai grečiai, kas su manim ateidavo į žirgyną, tai klasiokas ar tai draugas kažkoks, jie 2-3 mėnesius pabando, kol tas toksai pakilimas. Išmokau ryščiuot, išmokau tą, bet nėra greito rezultato ir tada tiesiog yra smagiau su komandinis sportas, ar tai ten, nežinau, prie to pačio kompo pasėdėti. Tai atrodo, per daug pastangų reikalauja, kad išmoktum kažką. Tai va, tai pačia tema, jūs abu treneriai, jūs, Viktorai, jūs tai irgi treniruoji. Ir kaip jūs reaguojat, va, ateina ir pas tave jaunieji raiteliai treniruotis ar ne. Ir, pavyzdžiui, tu duodi sportininkui pastabą, ar ne, kad tu kažką negerai darai. Ir dažniausiai tendencija yra tokia, kad tas jaunas žmogus, jaunas sportininkas kaltina savo partnerį, tai yra žirgą, tipo, jis kaltas. At kodėl va, tas pas mus irgi pasisuko biški kitą linkmę, ne kaip draugas jau žirgas, bet kaip įrankis tampa. Ir
kaltinamas jisai. Čia yra labai išryškėja šitas vaizdinys iš tikrųjų, kai sakot. Nes jeigu startas, dėkime iš pusės 80 cm ir jūs pastoviai būnat varžybose ir matot, kad tenai tragedija. Ten yra ant mirties ribos, bet vaikas grįžta iš po starto, nušoka nuo arklio, paduoda jį kam nors, tai tenai mamai, tetai ar tai draugiai ir eina. Taip, aš nugalėjau. Ir iš to kyla. Ir šiaip, dabar vaikai atrodo, jie labai nelinkę prisimti atsakomybės. Už bet ką. O kaip tu galvoji, tai turėtų pravesti tokį profilaktiką ar tėvai, ar treneriai, ar iš vis varžybose, kaip tu sakai, numeta arklį, ne kažkam tai. Gal treneris turėtų pasakyti, klausyk žmogau, tai yra tavo žirgas, tai yra tavo draugas, kodėl tu jį numeti. Galbūt reikia dirbti. Taip. Čia tik atsakomybės klausimas. Jeigu pasakai žmogui klaidą, mes galime apie ją padiskutuoti, bet tu neturi kaltinti kažko. Taip. Gal aš kažką ne taip pasakiau, kaip žmogus iš šono žiūrint. Gal aš suklydau irgi, tai mano atsakomybė. Bet visumai, tai visa tai atsakomybės klausimas. Ir požiūrio į žirgą. Tai va. O Viktorai, žiūrėkit, dar toksai klausimėlis. Lyderiai, žinoma, keičiasi, ar ne? Vienais metais vienas čempionas, kitais. Žinom, kad pas mus yra jau ir 6 kart Lietuvos čempionas, kaip Matas Petraitis, ar ne? Kurį pasivy turbūt jūs tai reikėtų įjungti 5 bėgį, ar ne? Gero žirgo ir 5 bėgio. Jo. Tai, ko reikėjo, visi prisimena Zarauską, ar ne, galbūt jaunoji karta ne, bet jūs tikrai atsimenate, ar kitiems žmonėms prieš daugiau nei 60 metų ir visa tai keičiasi. O praėjusiais metais, tai yra 2024 metais, lyderystė yra visų pirma moralinė. Nes dabar žmonės turi tobulinti save patį, ką ir kalbėjom su Justu, kad turim tobulinti. Ir tobulinti tas, kuris yra šalia mūsų, tai yra žirgas, ką Justas irgi paminėjo labai teisingai. Ir kada jūs, pavyzdžiui, suvokėte, kad sportininkams be jų talento reikia ir talentingų žirgų. Ir kada sumastėte, kad reikia veisti būtent talentingus žirgų sportui? Ta dalyką, kad reikia talentingo žirgo, tai aš jau ne tik Lietuvos nepriklausomai prasidėjus supratau jau gerokai anksčiau, kai mes į metus mums priekulės tarybinis vadinamas ūkis skirdavo 2 žirgam įsigyti pinigų. Ir aš važiuodavau į Černikovskio, kaina nebuvo svarbu, 2 žirgus leisdavo į metus nusipirkti. Tai aš važiuodavau ir į Černikovskio žirgyną, ir į Rusiją važiuodavau į Černikovskio žirgyną, į Nemuno žirgyną, į Žagarės žirgyną. Važiuodavom į žirgynus ir ne tik tą dieną nuvažiavai ir nusipirkai žirgą, aš važiuodavau žiūrėti ir ten į vieną šokdinimą žinodavau, kada bus dienom, ir kitą šokdinimą, kada bus dienom. Ir kol aš tą žirgą įsirinkdavau, net nenuvažiavau, kad tą ir dabar imu. Rusijoje taip, tą ir dabar, jeigu parduodat imu. O Lietuvoje mes ganėtinai sekdavom ir pasižiūrėdavom to žirgus, kad jisai būtų talentingas, nors jaunas šokime. Ir jo kilmė, o jau paskui kaip jau seksis. O paskui tai supratom, kad jau kaip pradėjo užsienietiški žirgai įvežami būtų atsiras, supratom, kad mūsų žirgai dideliam sporte yra per silpni. Ypač konkuruose yra per silpni. Pradėjom jau ieškoti, pirkti savo, parduodavom 3, pirkdavom 1 importinį. Taip ir ne su vieną dieną mes ir visą motininių veislinę sąstatą pakeitėm. Ir kartais, kai pagalvoju, gal ir labai neblogų kumelių į Daniją, į Olandiją pardavėm, kaip embrionų nešiotojas jos. Pardavėm, kur jų vaikai tapo ir 4-mečiais Lietuvos čempionais tų kumelių. Bet kažkaip tai nutarėm atsisakyti šitų mūsų tų, kaip sakant, žinoma. Lietuviškų, sakykime taip. Taip, ir įsigijom Zangeršaidės kumelės,
Vestfalės. O tai kiek dabar ūkį turit žirgų? Ūkį dabar mes savų turim apie 50. Su prieaugliu. Su prieaugliu. Su prieaugliu. Ir dar privatūs asmenys irgi pas jūs laiko, ar ne? Irgi dar pas mus laiko. Mhm. Ir jūs kalbėjot, kaip tik prasidėjo, kad reikia atsisakyti lietuviškų, ar ne, nes kadangi užsienį ir šaknys, kaip sakant, ten 700-800 metų, ar ne, yra Hanoveriai, Zangeršaidės žirgai, užsienyje jūs ieškodavot ne tik kumelių, bet turbūt ir eržilų, ar ne, parsiveždavot į Lietuvą. Tai ir kumelės, ir eržilus veždavotės, viską veždavotės, ne? O seniai užsiminėjat šituo auginimu, veisimu, o koks jūsų užaugintas žirgas labiausiai nusipelno jūsų pagyrų? Vat jūsų išveistas, užaugintas. Sunku pasakyti labai, kad čia jų ganėtinai daug jau čia jų buvo. Ir mes kažkaip tai, išvažiavo ir išvažiavo. Ir jie daugiausiai pas mus Lukas Sandėlis išvažiavo vyresniam amžiui, gal 8 metų. Bet čia ne jūsų veistas, ar ne? Čia ne mūsų. Bet jūsų veistas. O Kanto pas jūs buvo? Kanto buvo, paskui tas Lukas Sandėlio irgi vaikas. Bet jis 5 metų parsiduoda. Tai sakau, jie visi parsiduoda. Geri žirgai, jie greitai išvažiuoja, ar ne? Nes šiaip tai... Mes dabar turim vyriausio amžiaus, tai dabar jaunimo parėjo 9. 3,5 metų, 9. Vat kur jau pastatėm vėl į darbą. O mes 5 metį, bet turim vieną. Šiai dienai iš visų 6 metį turim vieną. 7 metį turim vieną. O nuperkam po 3, po 4 metus. Ir dar savų gimsta. Po 9, po 8, po 6, kaip kokie metai. Tai ir pas mus jų, nėra. Vienu žodžiu, didelė paklausa iš jūsų pirkti, ar ne? Ir jau jauni žirgai, vienu žodžiu, aidas geras nuaidėjo per visą Lietuvą ir per visą Europą, ar ne? O kas daugiau perka, ar lietuvaičiai, ar užsieniečiai? Jo? Šiemet tai visi parsidavė čia vietoj. Niekas neišvažiavo į užsienį. Nes tas pats žirgo auginimas, žinai, jis iš tikrųjų yra labai ilgas procesas. Kol surandi tinkamą porą, jūs dirbat kaip selekcininkai, jūs tarėtės tarpusavį, kokį, ten plonybės, visos plonybės, kol jis užauga, nuo 4 metų, kol pradedi su juo dirbti, ar ne? Tai va, tai kur ta jūsų paslaptis, kad jūsų auginami ir veisiami žirgai yra vieni iš geriausių, ne tik Lietuvoje, bet ir drįstu tarti Europoje, turinčių tokią paklausą didelę rinkoje, turbūt didžiausia jūsų konkurencija, tai yra Royal Horse Resort, ane, Audruvis ir NSO, visi pažįstami, ar ne? Bet kur ta paslaptis jūsų? Juodas darbas. Konkurencijos, tai mes tikrai jokios nejaučiam. Ir jie mums kur augina tokie, tikrai kaip draugai. Mes irgi norim pažiūrėti, ką jie gražaus augina, kad tokia konkurencija kažkokia tai būtų čia taip ir taip. Jos tikrai nėra. Nebent iš mūsų pusės. Ir jiem nėra. Tai mūsų per mažai yra. Mūsų per mažai yra, kad būtų konkurencija. Vieną kitiem patart galim kažką tai pasišnekučiuot, bet gal ne. Bet jūs draugaujat, tarėtės ar ne, pasižiūrit? Dėl tų kergimo, dėl ko mes nieko, aišku, nesitarėm, ką perkam, mes irgi jie nežinom. Tu pasišnekučiuot. Bet vis tiek turi dabar, sakėt, 50 žirgų, dar plus privačių, belenkiek. Kuris iš jūsų pašarais rūpinatės? Abudu, ar ne? Abudu dirbat. Jūs tai, ar perimsi iš senelio užsiėmimą šitą žirgų veisimą? Jau įbridai ir šitos balos jau tu neišbrisi, ar ne? Tas neišbrisi, manau, viskas galima, kai jau labai, bet pakolkas nėra jau plano pastraukti. Super, kaip smagu. Dabar tai noriu lysti į jūsų kišenę. O kiek kainuoja jūsų žirgai? Čia nepaslaptis. Ar brangus jūsų žirgai, sakykim taip? Gal bendroji, ne? Jie gal galėtų būti ir brangesni, jeigu mes juos pardavinėtumėm užsienį, jeigu daugiau startuotumėm ir kokį porą metų, jeigu juos
jeigu jos pralaikytumėm. Nu, ir startuotumėm. Jo. Nu, kiekvieną sportinį žirgą reikia rodyti plačiau. tarptautinėse turnyruose, ar ne? Per siaurą rinką, ar ne? Kad, o mes praktiškai pardavėm šiemet 5-mečius, ne 4-mečius, nu 5-mečius ir 4-metį vieną, nesvarbu. Pardavėm 5-mečius. Nu, mes jų net niekur neparodėm užsienį, jie čia pastartavo kiek ir jie, nu, kaina. Visaip būna, visaip. Nu, bet vienu žodžiu, jau jūs užsitarnavę savo gerą vardą, kad iš jūsų perka, ar ne? Jeigu jos pardavinėsi po 5 tūkstančius, jeigu pardavinėtum po 5 tūkstančius 5-mečius, tai tu neįsilaikysi ko gero. Nu, dar kai mes pašarus ruošiamės, viskas gal. Čia gaunas darbas dėl darbo. Čia darbas dėl darbo, neįsilaikytum. Vidurkis, nu, visaip išeina. Nu, šnekėkim taip, vidurkis apie 20. Jeigu Supratau. Dabar jūs tai žiūrėk, tu ne tik dalyvauji varžybose, bet jau ruoši ir sportininkus. Taip sakant, jau trenerio duoną, kaip ir senelis, taip pat valgai. Ar sunki ta trenerio duona? Nėra paprasta. Iš psichologinės pusės, nes mano kažkaip, kaip pats dirbu, tai labai stengiasi įsigilinti ir kažkokią tai ryšį užmėgsti su raitelio, ne? Ir jų visokių yra. O ateina pas tave visai jauni raiteliukai, ar šiek tiek pažengę, ar, pavyzdžiui, atėjau, nu, aš noriu joti? Ne, tokį principą turiu, kad jeigu reikės vedžiot ant paniuko mažą mergaitę, kur nors žvirkeliu, tai nėra gerai. Reikia kažką keisti. Bet, nu kas, yra, pernai dirbau vasarą ir su Laura Burgytė, labai, manau, perspektyvi ir nuostabi. Jauna sportininkė, ne? Saulė mano, labai. Jočytė. Labai fainas vaikas. Tai vienu žodžiu, savo treniruojamų jaunimo esi iš tikrųjų patenkintas ir smagu, kada duodi kažkokią tai naudą ir gauni iš jų atsaką, ar ne? Tas yra turbūt smagiausia. O žiūrėkit, tiek Viktorai, tiek jūs, tai dar toksai vienas suktas klausimas. Ar yra tokių dalykų, kurių gyvenime niekada nepadarytumėt? Niekada nepadaryčiau. Atsako, šito dalyko niekada nepadaryčiau. Ar pas jūs yra tokių dalykų? Aš galvoju, jeigu kas kitam žmogui negerai būtų, tai tikrai nepadaryčiau. Arba žirgui, jeigu kažkaip jį bereikalo ar nubaust, ar kažkaip, ar kažką, tai mes jau tokį kaip pavyzdį galiu pasakyti. Turėjom ir vieną, ir antrą tokį atvejį, kai vienai kumeliai buvo arba kritimas, arba Cezario pjūvis darytais, taigi vežėm į Jelgavą į klinikas ir turim jos dukrą dabar veda mum vaikus, kur visi sako, čia nepigi operacija, vienu žodžiu, jau čia eina tūkstančiai. Grubiai kažkur apie 5,5, man atrodo, 6 tūkstančiai. Aš tai galvoju, kad čia net nediskutuotinas klausimas. Ne, net nediskutuotinas. Jeigu klausė, ko nepadarytum, kiti sako, mes būtume mygdę, net ir patys gydytojai taip pasako. Nu, mes bandėm išgelbėti ir išgelbėjom tos gyvybės. Atrodo, ką galima padaryti dėl žirgo, tą darai. O dėl žmogaus irgi, jeigu žinai, kad jam bus nuo to ar nesmagu, ar negerai, tai nedaryk. Jūs tai o tu? Kaip ir senelis, ar kažkokių dar dalykų? Tai daugiau dar dėl žirgų. Nemiegos naktim grinai, bet kad padėti išgelbėti. Čia yra, ką reikia padaryti. O žiūrėkit, irgi dabar abiems dar toksai klausimėlis. O kaip manote, ar egzistuoja toksai išsireiškimas sportinis yra talentas sportui? Ar visgi tai yra išugdoma savybė? Ir puikių sporto rezultatų gali pasiekti beveik kiekvienas. Ar tai, kaip sako, Dievas davė ir dribtelėjo? Šiaip tai talentas didelė dalis čia yra. Turi tas užpakalis jausti kažką. Kad ten vyktų. Daugiau vis tiek jausmo sportas yra. Aišku, jeigu jisai yra du viename, jeigu jisai yra talentingas ir dar netingi sportuoti, dirbti, tai yra labai gerai. Yra talentingų,
Bet ar Tinginių. tokie paskui linkme paina Aha. negeresnė gyvenime, Taip. nu, visokių būna. Taip. Ir tie talentai visi dingsta. Arba O būna, tas, kuris dirba nuosekliai, Aha. nu, jam sunku, bet jeigu jisai dar ir gerų žirgų turi, ir jeigu jis dirba nuosekliai, ir jeigu jisai tarėsi su kažkuo, tai kaip tą dalyką daryti, tai tas pasieks daugiau negu tas, kur turi talentą, bet jisai... Ir dar žinot, būna toksai įsireiškimas, galbūt ir mūsų visuomeniai, lietuviškoje visuomenėje yra, kad sako, ai, žiūrėk, sako, toks buvo talentingas, užmigo ant laurų, ar ne? Nu, yra tas toksai. Nu, yra, čia jame irgi, aišku, turi turėti pastoviai perspektyvai, turi turėti žirgų, pastoviai turi turėti ir ne vieną, ir ne du, ir ne trys, jeigu yra galimybių. Kaip mes, pavyzdžiui, auginam, bet mes jų ir neturim, o reikėtų užlaikyti, kaip ir jūs. Tai nežinau, man dabar buvo pirmoje eilėje, kad biškį tą infrastruktūrą pasigerinti, pasitaisyti. Nu taip, dėl to tų pinigų. Čia daug darbų. Neišgėro gyvenimo jie anksti parsiduoda. Bet vis tiek reikėtų kažkokio, norėtum turėti kažkokį pagrindinį žirgą, ar užsiauginti jį, ar ne? Nu tai taip, mes net nesiginčiam. Bet gerai, jūs tai, o kas tave motyvuoja tuo ir kas tau padeda? Nu gerai, senelis padeda, bet motyvuoja kažkas tai yra, vat, kas tave motyvuotų? Kiekvieną dieną atsikelt ir eiti ten pat. Šiaip iš tikrųjų gal tas, kad tai ne kažkam, tai o Sau darai, ne? Sau. Ir tas irgi toks moralinis įsitikinimas, kad čia dabar darai ir pratęsi. Būtent užsienio, ne tenai Olandijai, 3-4 kartą užsiema tuo pačiu ir tada jau gaunas kažkas. Taip, tai sakau, vieno gyvenimo turbūt biškai mažokas žmogaus. Kaip pažiūriu, tai galvoju, kad mano vaikai gal kada turės tai, ką aš dabar įsivaizduoju, kaip turėtų būti. Tai mes tau to ir linkim, kad užaugintum ne tik savo, bet ir savo vaikams kokį nors Grand Prix žirgą. O jūs tai, šio sezono, tai yra 2025 metų, kokie tavo tikslai yra? Iš tikrųjų, daug jaunimo. Tai reikia ten selekciją pasidaryti, kuriuos apsimoka dirbti toliau, kuriuos reikia išsivažiuoti. Tada norėtųsi daugiau pastartuoti pačiam kitą sezoną. Nes šį sezoną tai labai silpnai. Ir kad jie mano auklėtiniai augtų. Smagu, kai auklėtinis irgi iš tikrųjų, tvarkingai joja, ar ne? Jeigu pažiūri ir smagu, tai eina širpukai per nugarą, netgi labiau negu kad pačiam gerai iššoku. Toks yra momentas. Viktorai, ir jums tas pats būdavo, kai jūsų auklėtiniai lošdavo tuometinėje sąjungoje? Nu, ja. Širpuliukai irgi eidavo, kaip jūs tą sako, ar ne? O gal jūs, kuris nors, aišku, abudu gal turite kokį nors autoritetą, pavyzdžiui, kaip sportininkas autoritetas ar visuomenės lyderis, į kurį norėtumėt lygiuotis? Nu, aš tai šiai dienai nežinau, taip, ką čia darė Andrius Petrovas, tai čia eilę metų šnekėjo tas Linkolnas invalidas, niekam tikės, kam jis ant jo joja, taip, žmogus savo kantrybės dėka ir to žirgo priežiūra, nu vis tiek jisai parodė, kad kuris daugam nepatiko ir gal ne auksinis ir visko ten gyvenime buvo, kad ir be tokio ten ir nebuvo galima tikėtis nei pasaulio čempionate kažko tai, nei olimpiadai, nu bet smagu, Lietuvos vėliava tenais buvo. Taip. Ir Andrius jį iki to davė. Taip, kaip Andrius pats sako, o aš Versalį mačiau. Jo, čia yra, tai aš galvočiau, kad kiekvieno toks, gabus, pilno to žodžio prasme, gabus, sportininkas. Tai vat, Viktorai, aš norėjau jūsų ir paklausti, kokių savybių reikia sportininkui? Jūs vat kaip treneris. Pagrindinės savybės nebūti, ypač jauniems žirgam, kai ruoši ir dirbi, aš galvoju, turėti kantrybės ir neperlenkt lazdos, nebūti, užtenka kartais vienos ir 2 dienų ar treniruočių stipraus supykimo ir netokio darbo su žirgu, kur tu paskui arba bus labai ilgalaikės pasekmes, arba tu jas taisysi, ką tu padarei per vieną dieną, taisysi pusę metų. Turėti, stabdyti tą ir žiūrėti, ką jisai šiai dienai gali, ką jisai negali. Tas žirgas daryti negali, dar reiškia jam nelaikas.
to dalyko daryti. Davesti jos iki palaipsniui. Nu, kiekvienas turi matyti žirgą savo. Turi matyti žirgą, su kuo jisai dirba. Jeigu jis negali daryti, tai kam su juo tą daryti? Jis viską turi daryti, jį vest palaipsniui pagal savo galimybės. Jūs tai sutinki su seneliu? Jo, nu, čia viskas sustoja į kantrybę. Amžius visiems linki kantrybės visada. Taip. O jūs tai, o kas įvyko gyvenime, jog supratai, kad tai, ką veiki, ir yra tavo gyvenimo dalis? Mokinaus Kaune. Ar čia tas smuikas viską tau padarė? Ne, kai mokinaus Kaune, nes pakankamai dalyvavom amžiui, toks buvo, kad čia. Pabūkim čia ir žiūrim. Tai supratau, kai iš Kauno, Kaune mokinos, bet vis tiek kiekvieną savaitgalį grįždavau namo, nes čia reikia ir pasitvarkyti, ir gardus prasivalyti. Tuo metu dar ir šeriko neturėjom. Tai kai grįždavau namo, įsėsdavau į traktorių, įveždavau mėšlą į pievą išverst ir važiuodams per pelkę rėkdavau traktorių, kaip smagu iš tikrųjų yra. Ir aš nenoriu jokiam mieste būti. Ir čia va tas mano laimės hektaras, kur aš noriu pabūti. Oi, kaip smagu. Kokia smagi istorija ir iš tikrųjų aš tai tau pavydžiu, ką tu dabar pasakėjai. Iš tikrųjų, kad tu gali rėkti, šaukti savo laukuose, savo žirgynę, savo veislinę. Kodėl aš klausiau? Nes manau, kad tau iš tikrųjų, tiek tau, tiek seneliui, jums tikrai labai puikiai sekasi. Ir visa tai reikalauja, kaip tu ir sakėjai, daug pastangų. Tai ir parduotos vasaros, parduoti šeštadieniai savaitgaliai. O ar būdavo taip, kad jūs tai tu jaustumės taip, lyg būtum kažko nepadaręs? Visur bėgi, visur skubi ir treniruotės, ir vasara, šienai, žirgai, dar varžybos. Taip, labai dažnai. Iš tikrųjų yra čia toks ir psichologinis barjeras, kur su savim turi dirbti ir kartais paslysti, kur atrodo, to nepadariau. Saviplaka pradedi užsiimti ir sunku. Reikia dirbti ir ties tuo. Yra, ja. O sakai, praeitam sezone, tai yra 24 metais, nedalyvavai varžybose tiek, kiek tu norėtum, ar ne, dalyvauti. O prieš startą turi kokių nors ritualų, nepaisant to, kad nedaug varžybų buvo? Ritualas gal yra kokius nesąmonės pašnekėti su aplinkiniais. O dėl to tave raiteliai taip ir mėgsta, kad pas tai labai geras humoro jausmas ir tas ritualas galbūt ir visai čia geras, kad tu apkreti visus. Iš tikrųjų, dabar pagalvojau, aš labai jaudinos, kad taip bandau aplinkui dėmesį nukreipti. Iš tikrųjų, labai senai buvo, kad prieš startą jaudinčiau. Tau pasilgstu, iš tikrųjų, tai va dėl to reikia užsiauginti arklių vyresnių ir biškelysti. Mes tau to tikrai labai labai linkiam. Jau šiandien ne vieną kartą aš kartuojausi, kad tu tikrai esi labai mėgiamas raitelių dėl savo gero humoro jausmo, dėl sveikinimų su gimtadieniais, kurių iš tikrųjų nėra, bet tai visiems yra smagu. Čia sakyk, čia įgimta ar čia ištreniruotas tas humoro jausmas pas tave? Gal įgimtas. Tai smagu. Ar senelis gal turėjo gerą humoro jausmą kažkada tai? Turi, ne? Ir dabar dar turi? Aišku. Tai čia vienu žodžiu paveldimą, galim taip pasakyti, ar ne? Bet tu pats esi dalyvavęs nemažai įvairiausių rango varžybose ir senelio tikrai bagažas didžiulis yra. O kas jums labiausiai patinka šiuolaikinėse varžybose ir kas labiausiai nepatinka, kas erzina varžybose? Pradėkime nuo kas patinka. Man patinka, kad maršrutai, kliūtis, teisėjų visas darbas, jisai koncentruotas į žirgo gerovę ir techniškumą. Tos pačios apsaugos, žąslai, kartais gal būna, kai pokyčiai ten naujai įsiveda, kad čia nesąmonė, bet paskui paanalizavus, atrodo, okei, nėra blogai. Kas nepatinka, varžybų, bet čia ne varžybos tikriausiai nepatinka, bet tiesiog kas, kai atvažiuoja jas, kur koncentracija yra kitų žmonių, kad jinai koncentruota daugiau vakarinę dalį. Bet... O jums, Viktorai? Nu, kad tose varžybose tikrai atrodo konkurai statomi
nenoriu taip gramatnai, tvarkingai, pagal schemas. Patogiai žirgui ar ne, patogiai raiteliui. Gal kartais kokiam konkūrė greituminiam ir norėtųsi kokios alternatyvos, kad būtų ar taip pajot, ar arčiau, bet taip tai tikrai viskas teisėjavimo ir viskas, galvoju, kad viskas labai gerai. Tuo labiau, kad dabar ir tų bazių yra daug, gerų bazių, kur anksčiau kai kas gal mėgdavo padėjuoti. Dabar dėjuoja, jie dar bus 10 bazių, jie dėjuos dėl grunto ar dėl ko. Tikrai yra tų bazių, gražių bazių, varžybos vedamos gražiai, kliūtis geros, žirgų pastatymas irgi ganėtinai visur tvarkingas, viską, tikrai gerai. Tai čia ta geroji, gražioji pusė, bet aš dar bandau išprovokuoti, o vis tiek, kas nuliūdina jūs stebint raitelį ir žirgą? Aš tai va tokį dalyką turbūt ateikčiau vėl prie tų jaunų vaikų prieiti. Su Vincu Civinsku stovėjom, aš kokią valandą laiko Audruvį šiemet. Ir per tą valandą gal kokį 10-12 vaikų prajojo. Gal buvo 1,5 m. Čia su seneliu Vincu. Jo. Ir iš jų turbūt kokie 4-5 arba nukrito, arba nusijėmė. Vos ne 50%. Taip, jeigu suskaičiuot, gal tiek ir buvo. Gal iš to atrakėlė papuoliau, tai 12 žmonių. Labai neįsodinti vaikai, vienu žodžiu, visiškai jokio derinio tarp žirgo ir sportininko, kažkas baisaus yra, jeigu šokti metrą ir tas žmogus nežino, ką jis daro ant to žirgo, tai o šitas nuliūdino labai, kad nėra, o turbūt yra ta visa, išeinant iš to, aš galvoju, kad čia viskas ir prasideda. Mokomas treniruotės, treniruočių nedaug, gal jų tas žirgas, gal ne jų tas žirgas, kur tie vaikai jojo, gal aišku jų. Gal ir trenerių trūkumas, profesionalių trenerių, aš taip galvoju. Kažkas tai mes ir pažiūrim ir vietinės dabar varžybas, kad ir čia Priekulė. Aplinkui Priekulė, Šiupariai ir čia, vaizdas ganėtinai liūdnas, ne? Jūs tai kaip tau atrodo? Bendras vaizdas yra, kur yra gerai, tai bet bendras vaizdas, kur yra vaikai nemokinami visiškai jo. Bet bendras vaizdas, tai kad sakau, tų mažesnių konkūrų trenerių yra kartais daugiau negu raitelių. Tai niekas nemokina jo vaikų. Nėra, kad nėra. Taip. Ne, daug labai yra. Ar galiu teikti taip, kad pas mus iš tikrųjų trūkumas profesionalių trenerių, kurie teisingai moko vaiką nuo sėdėsenos iki elgsenos su žirgu, ar ne? Faktas. Ir aš manau, kad čia išryškėja tos vietos, kai tai yra daugiau verslas negu kad sportas. Taip. Kai reikia kuo daugiau ir kuo greičiau padaryti dalykų. Supratau. O ką jūs norėtumėte palinkėti 2025 metais? Apie jaunus sportininkus labai daug kalbėjom, tai galbūt jiems ką palinkėti ir ką palinkėti jų tėvams? Kantrybės. Užsispyrimo ir kantrybės. Ir jeigu kažkur tai duobelė yra, jos kantrybės darbo ir jinai išlips. Viktorai, o jūs ką? Aš tai vis dėlto norėčiau palinkėti vaikam, aišku, vaikas, jam smagu ant to žirgo ir viskas gerai, vaikui sėkmės, o tėvam vis dėlto norėčiau pasižiūrėti, jeigu jau tas vaikas tikrai mato, kad tikrai nori jot, ir treneris mato, jeigu nori jot, tai vis dėlto laiku truputį gal atkreipdėmėsi, gal tą vaiką ar pas kitą žmogų nukreipti. Gal čia aš negražiai sakau, bet kad tas, jeigu gabus vaikas, kad jis neužsiukniausėtų, kad jis tobulėtų, kilnotis, zolodą pakelt, tai jis turėtų bendrą supratimą apie jojimą. Dabar, kai pažiūri, tai kažkas tai, nesuprantama. Suk į kairę, laikyk, į dešinę, varyk, jo. Tu nieko daugiau neišgirsi. Tai čia yra kažkas tai baisaus. Tas vaikas turi turėti supratimą, susėdėsena, su ranka, su koja, ir galų gale galbūt pradėti tam vaikui reikėtų nuo žirgo priežiūros tas pirmas dienas. Kaip jisai turi
būti ir pavalomas, ir pažiūrimas, ir kaip su inventoriu, ir kaip po visko, net tave pirmą dieną atvedė, tave užsodino, tu 40 minučių ar pusę valandos pajojai, atidavė kapeikas ir išėjai. Taip. Ir jisai laukia gal kitą kartą kultavamą, kas kamanos uždės, ar balno uždės. Nes pats nemoka turbūt. Supažindint vaiką reikia nuo to pradėti. Viktorai, tu su savo treniruojamais vaikais pasikalbi, kas? Justas, aš galiu taip pertraukti. Jisai, kiek aš matau, jis turi labai daug kantrybės. Ir labai viską ramiai aiškina. Atrodo, gal reikėtų kartais, gal čiučiut tokiu, per nago juodimą didesniu tonu tokiu pasakyti, kad tas vaikas gal susižadintų, nešaukti jokių būdų, nieko. Jis labai... Nesusižadina, jie susikaustų. Jeigu šaukės, labai susikausto dar daug. Bet tai pliusas. Labai. Tai pliusas. O ką jūs palinkėtumėt veisėjams? Veisėjams, tie, kurie jau yra tie pagrindiniai veisėjai, jie turi nedaug mažo, turi supratimą, kurie veisia daugiau, jie turi supratimą, jie tą reikalą išmano, tiem pradedantiem daugiau ar kažką, tai gal vis dėlto palinkėčiau prieš įsigijant veislinę medžiagą, ar iš sporto, po traumos, ar taip, jeigu gali nupirkti ar kumeliuką, ar kažką, tai įsigijant veislinę medžiagą, kaip ir motininę kumelę, tai pasižiūrėt, pirmoji. Kai jinai būtų tvarkinga, kilmėka būtų gera, kai jinai būtų tvarkinga, gerų kraujų, vienu žodžiu, kai jinai, turėtų kam tu ar šokančių savybių, tiks ir tam galų gali. Išsirink, kad galime neauginti 5-6 belė kokius, bet eit prie kokybės. Jūs tai jau tu veisėjam ką? Visiems sėkmingo kumeliavimus sezono artėjančio. Tas Berino, pneumonijos, pneumonijos ir dar Visų bjaurasčių lygų, ar ne? Visokios tos lygos pradeda lysti, kur anksčiau nebūdavo. Tai kumeliukam, tai žiūrėk, kokį ir neįsaugai kumeliuką. 3-4 dienos, žiūrėk, kažkas sukrenksėjo ir kažkoks staigus ir būna ir tokių dalykų. Veisėjai visko, jie, kurie veisėjai, žino. Ir nelaimingų atsitikimų su kumelėm, ir su kumeliukai, šiandien nuo to nieko nepabėgsi. Aišku, tiem pradedam veisėjam daugiau, privatininkam daugiau pasižiūrėti, su kuo kergėsi, su kokiais eržilais kergėsi. Galų galia pasitart, yra su kažkuo tai pasitart truputį. Dėl eržilų, dėl visko, kad dėl to ir yragi ta veislininkystė. Dėl eržilų, dėl darbingumo, dėl charakterio, dėl, aišku, čia kraujai pirmoji eilėje nueina, bet jeigu jis yra kvailas, nekerk su juo. Tai taip. Labai didelis ačiū, Viktorai, jums ir tau, jūs tai už tikrai labai įdomų ir smagų pokalbį. Atitraukėm jūs šiandien nuo visų darbų. Na, o pati geriausia dovana, kurią mums dovanoja likimas, tai jūs, Viktorai, ir tu, Justai. Ir jums sakome didelį ačiū, kad esate. Ačiū jums.